Visi laukia, kad galbūt Jėzus yra tas, kuris išvys svetimšalius, viską sutvarkys ir, žodžiu, viskas bus gerai. Bus tikras, geras, normalus, sveikas karalius. Mėly broliai ir seserys, Dievo žodis pasitinka mus šį rytą pirmam skaitinį pasakodamas apie tai, kad mokiniai, turbūt kaip ir mes jų vietoj, pradėjo klausinėti prisikėlusi Jėzų, ar jau dabar yra tas laikas, kada tu atkursi karalystę. Juk prisimenam, kad daugelį žmonių, matydami Jėzaus gyvenimą, kaip jis gydo, kaip jis tvarko, ir žinodami, kad jie iš tikrųjų buvo prislėgti, nes buvo okupavę svetimą kariuomenę ir svetimą tvarką, visi laukia, kad galbūt Jėzus yra tas, kuris išvys svetimšalius, viską sutvarkys ir, žodžiu, viskas bus gerai. Bus tikras, geras, normalus, sveikas karalius. Ir didžiai daliai, nusimenant, Jėzus sako, kad mano tikslas nėra toks. Aš nesiruošiu sutvarkyti politinės valdžios, arba kitaip sakant, man nereikalinga ta galia, kuri tvarko tą išorinį gyvenimą. Jėzus pirštu rodė kiekvienam žmogui į širdį ir sakė, kad jam rūpi tai, kas vyksta mūsų viduj. Juk žiūrėkim, valdžia gali mus priversti arba organizuoja tik išorinius dalykus. Į širdį nei man, nei tau neįlys. Juk puikiai žinom, kad žmogus gali šypsotis, o širdį velnią galvoti. Žmogus gali žodžiais ištarti gerus dalykus, tačiau po to nueiti ir padaryti visiškai blogus dalykus. Ir štai kodėl Dievo žodis visada pirmoji vietoj nori ir trokšta tai, kas yra mūsų viduj. Tas vidus mūsų, mintis, jausmai ir yra įvardyjama biblinė kalba širdis, o ten, kur vyksta mūsų sprendimai. Ir štai žiūrėkim, Jėzus labai aiškiai sako, ne jūsų reikalas. Tėvas nuspręs, kada įvyks tas antras atėjimas, kada viskas pasikeis, kada žmogaus širdis tiesiog nebebus palinkusi į blogį. Bus atkurta tvarka, kuri buvo sugriauta po pirmųjų tėvų nusikaltimo. Ir Evangelijoje lygiai taip pat girdim tokius pat mokinius, kaip ir mes šį rytą čia susirinkę. Dalis džiaugiasi prisikėlusiu Jėzumi, o dalis labai aiškiai įžodinama abejoja. Va, žiūri į Jėzų prisikėlusi. Neįvot širdį abejonė yra. Ar bus kažkas gero, ar čia tikrai mano jausmai, mano regėjimas neapgauna. O kaip bus su tuo prisikėlusiu Jėzumi? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievo žodis kiekvieno iš mūsų klausia labai paprastai. Kad tas Jėzaus pasakymas, kad tu, reiškia tu, o kiekvienam iš mūsų sako tu, reiškia tu ir aš, mes esam vietoj Jėzaus. Jėzus kyla į dangų, o vietoj jo šitoj žemėje palieka mus. Ir sako, tvarkykitės pagal savo širdį. Ir žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, kaip mums sekasi tvarkytis pagal savo širdį. Kiekvienas vaikas, kuris jau ūgtelė, suvokia ir supranta, kad jo širdis, jo vidus priklauso tik jam. Ir išorėje gali būti daug įvairiausių dalykų, juk vaikui gali pasisekti ir jis turi mylinčius tėvus. Gali nelabai pasisekti, galbūt turi kažkokius tėvus, kurie turi kažkokių tai charakterių ypatybių, su kuriuom netaip ir lengva yra gyventi ir taip toliau. Tačiau puikiai suvokia ir supranta, kad į vidų niekas negali įlysti. Laikui bėgant suvokiam, kai tampam suaugę žmonės, kad mes galim daryti tokios įtakos ir išoriai. Juk, tarkim, mūsų kambarys arba dalis kambario priklauso nuo mūsų pačių darbštumo. Netgi mūsų žodžiai, kaip kalbam su šalia esančiais žmonėms, šeimos nariais, kaip elgiamės su kaimynais, irgi yra mūsų valdžioj. Ir štai, mėly broliai ir seserys, šiai dienai, 2026 metais, kiekvienas iš mūsų galim paklausti. O tai kokia tvarka yra mano ir tavo lūpose, mano ir tavo širdį?
Kaip aš ir tu elgiamės su kaimynais, su šeimos nariais, kaip elgiamės iš tikrųjų su neprieteliai žmonėm, kurių nemėgstam, kaip sprendžiam problemas, kaip svajojam, kaip kuriam ir ką ruošiamės daryti su savo gyvenimu. Juk Jėzus labai paprastai sakydamas, eikit, tad eikit ir padarykit mano mokiniais visų tautų žmonės. Juk žiūrėkit, padaryti galima per jėgą, bet mes kalbam, kad Jėzus nesirinko šito dalyko. Juk mes galim jėga, jeigu ne visai jėga, tai jau su tam tikru jėgos atspalviu galėtumėm sakyti, mes galim priversti arba prikalbinti, prišnekinti žmogų ateiti į bažnyčią. Bet jeigu jis savo širdį priešinasi, kokia bus nauda? Juk pelė visą gyvenimą praleidusi bažnyčiai netampa šventa. Jeigu žmogus į savo širdį Jėzaus mokslo neįsileidžia, kokia nauda būti jam maldoj? Jeigu nori, jeigu ieško, jeigu smalsauja, tai didžiulė nauda. Bet jeigu jis yra priverčiamas, tarkim, iš išorės, todėl kad šeimos nariai reikia, jisgi širdį muistosi, jamgi neįdomu, jisgi priešinasi. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievas ir klausia apie tvarką, kuri yra mano ir tavo širdį. Apie tvarką, kuri yra mano ir tavo mintyse. Apie tvarką, pagal kurią aš ir tu gyvenu. Ir Jėzus klausia, o ar ta tvarka kažkokiu būdu atspindi Jėzaus tvarką, apie kurią jis kalba? Štai vienas linksmas pavyzdys. Kartą vienas valstietis, eidamas pro šalį, mato didžiulius du akmenis ir kaip tarp tų dviejų akmenų apačioj tarpe jis mato kažkokį daiktą, kuris juda į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną pusę, į kitą pusę. Priėjęs ir matydamas, galvodamas, kad kas čia galėtų būti, nes dar ankstyva prietema, čiumpa ir stipriai iš tikrųjų trukteli link savęs. Ir staiga išgirsta, kad už tų akmenų ten sėdi tikras tigras. Tikriausias riaumojantis tigras, kuris iš susierzinimo labai stipriai suriaumoja. Įsirėžęs visom jėgom jis nebepaleidžia tos uodegos, nesupranta, kad jeigu paleis, tarp jo už tų akmenų stovi tigras, kuris tikrai suės. Taip ir vargsta. Matydamas einantį pro šalį vienuolį, šūkteli jam, kad ateitų arčiau. Kai ateina, sako jam, žiūrėk, situacija yra tokia, laikau tigro uodegą, tai tu nueik už tų akmenų ir užmušk tą tigrą, nes jeigu aš paleisiu, o mano jėgos iš tikrųjų jau senka, jis greičiausiai mane suės kaip kokį kotletą. Ir išgirdęs, kad vienuolis labai užprotestavo, jis sako, aš esu tikintis žmogus, aš negaliu žudyti. Ir jis pasakė ilgą gražų pamokslą apie tai, kad žudyti yra negerai. Ir tas valstietis, klausydamasis, širsta, erzinasi širdį, kol galiausiai klausia, gerai, jeigu tu negali iš tikrųjų nudobti to tigro, gal tu gali palaikyti tą tigro uodegą. Juk čia nėra nieko blogo. Vienuolis sutinka, vienuolis perima tą uodegą ir sako tas valstietis, aš nueisiu ir nudobsiu. Kai tik pasikeičia vietom, vienuolio nuostabai mato, kad šitas valstietis net nesiruošia eiti nudobto tigro, o eina toliau, grįžta namo ir šaukia, bet tu sakėjai, kad tu nudobsi tą tigrą. Ir tas valstietis linksmai nusišypsoja, sako, o aš atsiverčiau ir supratau, kad smurtas yra negerai. Vaduotis dabar pats. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ką galėtų šitas linksmas pasakojimas mus pamokyti apie mūsų tikėjimą? Ar tikėjimas yra vieta, kur mes pasislėpiam nuo gyvenimo? Ar priešingai tikėjimas moko mus tikro gyvenimo? Juk žiūrėkim, daugelį žmonių, kurie priekaištauja mums kaip tikintiems žmonėms apie mūsų nepraktiškumą, gana dažnai ir teisėtai pastebi, kad tikėjimas gali tapti priedanga, kur mes išsisutinėjam iš kai kurių dalykų. Juk ir Jėzus kalbėdamas vienoj vietoj, kad apie tai, kad iš tikrųjų iš tikėjimo padaromi įvairūs ritualai, kurie nieko nekeičia, bet
tiesiog tik tai uždengia žmogaus širdies kietumą, kalbėdamas apie tai, kad jeigu žmogus pasako, jog tuo, ko norėtų sušelpti tėvą ir motiną, norėtų paaukoti Dievui, kad jis jau atseit negali padėti savo tėvams. Ir Jėzus labai aiškiai ir taikliai pirštų parodo, kad tai nieko bendro neturi su tikru tikėjimu. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šeštinės yra šventė, kai Dievas kviečia mus, galėtumėm sakyti, suaugti ir būti vietoj jo. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, tyrinėdami savo gyvenimą mes ir klausiam, o kaip ten mano ir tavo viduj, kur niekas negali matyti, tik aš ir tu. Ir lygiai taip pat Dievas klausia, o kaip su mūsų išorė, kaip aš ir tu elgiamės, kalbam, bendraujam, kuriam, bijom, ar esam drąsūs, iš tikrųjų labai lengvai užsigaunam, ar priešingai esam tie, kurie sugebam atleisti. Juk ta tvarka, mėly broliai ir seserys, be galo svarbi. Niekas negali pamatyti mūsų širdies. Bet juk nuo tos širdies priklauso taip, kaip aš ir tu matom gyvenimą. Imtim kitą pavyzdį. Vienuolynas. Naktis mėnesiena, pilnas mėnulis. Ir staiga 3 vienuoliai melsdamiesi mato, kaip pro vienuolyno sieną kitas vienuolis tiesiog lipa ir eina link kaimo. Ką vienuolis gali naktį daryti, lipdamas? Jam negalima išeiti iš vienuolyno, bet jis lipa. Ką galvoja 3 vienuolių širdis? Vienas vienuolis galvoja, šiuo metu yra pasninkas, greičiausiai jis eina į kaimą vogt. Nori valgyti, niekas čia neduoda, greičiausiai vadys. Antras vienuolis, žiūrėdamas į tą brolį, kuris eina link kaimo, galvoja, greičiausiai eina pas kokią nors moterį, greičiausiai ištvirkaus. Trečias vienuolis, žiūrėdamas į jį, sako, kaip tik yra pasninkas, greičiausiai jis eina į kaimą daryti gerų darbų. Nes vienuolynuose labai yra populiaru daryti gerus darbus niekam nematant ir nežinant. Yra labai stipriai vengiama, kad kas nors darytų kažkokį darbą žinant. Ir jeigu duodavo kokios išmaldos vienuoliai ir dar ką nors, tai atneždavo ir padėdavo, niekada nebelsdami į duris, kad iš ryto atrastų ir nežinotų, kas tą gerą dalyką padarė. Sakykit, apie ką tos mintys liudija, kas vyksta tų vienuolių širdį? Juk liaudės išmintis labai taikliai yra įžodinus tą situaciją. Kuo kvepi, tuo ir kitą tepi. Jeigu žmogaus širdį vargina koks nors polinkis į piktumą, tai jam visi žmonės atrodys pikti. Jeigu žmogus sukta savo širdį, tai jis matys visus kitus žmonės suktus. Ir taip toliau. Ir štai Dievas labai konkrečiai kiekvieno iš mūsų klausia. Juk atmenat, didysis visas mūsų tikėjimas susiveda į ką? Mylėsi Dievą visą širdim, visų protų, visomis jėgomis ir artimą kaip save patį. Ir jeigu matom šalia esančiam žmoguje, galbūt ne visuose, bet didžiąją dalį arba didelę dalį, jeigu matysim juose priešus arba neprietelius arba žmonės, kurių nemėgstam, kaip mes darysim kažką gero. Juk kartais nenorėsim netgi melstis, mums bus gaila laiko ir kitų dalykų. Štai kodėl šiandien yra šventė apie mano ir tavo širdį. Apie tai, kad Jėzus keliauja ir net jeigu mūsų širdis abejoja, Jėzus labai aiškiai sako, tad eikit ir padarykit mano mokiniais visų tautų žmonės, liudydami savo gyvenimą ir tikėjimą meilę, darydami gerą ir atkurdami tvarką savo širdį ir išoriai, jeigu to reikia, arba dėkodami Dievui ir bendradarbiaudami su tikinčiais žmonėmis. Juk, mėly broliai ir seserys, daug dalykų priklauso nuo mūsų. Nekartą mes jau esam mąstę, kad, žiūrėkim, kartais atrodytų laisvėj, kur visko taip apščiai,
žmonės taip nenoriai dalyjasi tuo, ką širdį turi geriausio ir gražiausio. Ir kartais atrodytų didžiuliam suspaudime, didžiuliai nelaimiai, kai visko trūksta. Staiga tarsi koks nors stebuklingas raktas atratina žmogaus širdį ir visi dalyjasi viskuo, ką turi. Visiškai negailėdami, nors atrodytų prieš keletą dienų turėjo ženkliai daugiau, o širdis buvo tarsi užrakinta gerume. Štai kodėl šiandien kiekvienas maldoja ir tarkim, tyliai, ramiai, niekam nematant. Sutinku Dieve būti tavo mokiniu ir noriu iš tikrųjų liudyti tave savo gyvenimo. Amen.